Sveiki, solidūs žmonės abiturientai. Jūsų miegojimo savaitė, bet matematika miegoti jums neleis. Imam visiškai naują skyrių, mielieji, ir žodžių nesupratau nelabai bus. Aiškinsimės, darysim ir viskas bus gerai. Puslapį 68 vadovėlį išvestinių skaičiavimo taisyklės. Dabar pirmiausia turėčiau paaiškinti, kas yra išvestinė, bet mielieji, va čia ir problema. Lygiai taip pat, kas yra diskriminantas, tai ir išvestinė. Sugalvoja kažkas kažkokį veiksmą. Ir dabar viskas, ką aš galiu jums papasakoti, kad išvestinės tai rodo funkcijų kitimo greitį. Bet nesukit apie tai galvos. Jums reikia mokėti jas skaičiuoti. Ypač tiem vargšiukam, kurie laiko egzaminą. Jūs susistabdot video, nusirašot, o aš dabar truputėlį paaiškinu, kaip aš čia ką pažymėjau. Pirma taisyklė. Aš pažymėjau žodį skaičius. Skaičiaus išvestinė yra 0. Tas kabliukas, matot, toks kabliukas viršui ir yra išvestinė ženklas. X išvestinė 1, jeigu tas X stovi vienišas be jokio skaičiaus. Jeigu va dabar trečia formulė, jeigu X pakeltas kažkokiu laipsniu, tai jau formulė bus mandra tokia. Dabar ką reiškia ketvirta formulė? Skaičius padaugintas iš kažkokios funkcijos ir skaičiuojama išvestinė. Skaičius persirašo, jo išvestinė skaičiuoti nereiks, o iš tos funkcijos iš X reiks skaičiuoti. Penkta formulytė. Pirma funkcija plius arba minus antra funkcija, tai vadinasi, atskirai skaičiuosim išvestinės jų per pliuso arba minuso ženkliuką. Štai taip. Jūs susistabdot, būtinai nusirašot formulytės, o mes judam toliau. Pavyzdėliai. Žiūrėkit, mokytoja prirašė krūvą pavyzdžių. Trejeto išvestinė. Trejetas yra skaičius ir nieko šalia nėra, vadinasi, skaičiuosim pagal pirmą formulytę. Skaičiaus išvestinė, S išvestinė, kam lygi 0? Aišku, kad 0 lygi. Va atsakymą parašom iškart. Skaičiaus išvestinė lygi 0, jeigu jis tupi 1 savo, be jokių X. Antras pavyzdėlis, minus 5 išvestinė. Aha. Minus 5 išvestinė. Minus 5 irgi yra skaičius. Kas, kad jis su minusu? Nors ir trupmenas išvestinė. Vis tiek 0. Skaičiaus išvestinė 0. Pirma formulė veikia superiniai. Trečias pavyzdėlis. X kvadrato išvestinė. Žiūrėkit, tai formulės. Pagal kelintą formulę bus? Ar pagal antrą, ar pagal trečią? Aišku, kad pagal antrą. Tai yra trečia. Va, trečia formulytė. Va čia va tas yra skaičiukas n. Nu, žiūrėkim, kaip ten parašyta. Formuliai parašyta n kart. Tai rašau 2 kart. Ir x laipsnyje n minus 1. Tai bus 2 minus 1 laipsnyje. Rašau. 2 kart x laipsnį, 2 minus 1, aišku, yra 1. X pirmuoju yra tas pats, kas x, tai 2 kart x yra 2x. Valio, nebuvo sunku. Lygiai taip pat, pagal trečią formulytę, aš paėmiau tik didesnį skaičių, x8 išvestinė. Vėlgi, trečia formulytė, ten parašyta n kart. N, tai va šitas va skaičiukas. Tai bus 8 kart x laipsnyje. Ten parašyta n minus 1. Tai bus 8 minus 1. Nu ir ką mes gaunam? Gaunam 8x 7. Visai paprasta, ar ne, mėlėjai? Aišku, kad paprasta. Važiuojam toliau. O, atsirado skaičių.
Dabar žiūrėkim, skaičiai ir x'ai. Žiūrim į ketvirtą formulytę. Skaičiai kart funkcijos. Tas pats, vadinasi, skaičius persirašo, matot, be jokios išvestinės. Tai, bus 10 kart. O dabar žiūrėkit ant funkcijos, va čia jau yra funkcija. Ant funkcijos reikia dėti išvestinę, tai aš rašau x išvestinės skliaustose, galima be skliaustų. 10 perrašau, dabar vienišo x išvestinė. Žiūrėkit, kelinta formulė, jau antra formulė. Vienišo x išvestinė yra 1. 10 kart 1 yra 10. Štai. Šeštas pavyzdėlis. Žiūrėkit vėl, skaičius kart kažkokia funkcija. Vėl pradėsime pagal ketvirtą formulytę. Vadinasi, skaičius persirašo, kart ant funkcijos reikia dėti išvestinę. X trečiuoju bus išvestinė. Minus 2 persirašau, kadangi be jokios išvestinės. Daugybą perrašau. Dabar x trečiuoju išvestinė. Šitai daliai tinka formulytė numeris 3. Tai vėl ten su x n-tuoju. Tai žiūrėkim, n kart, n dabar yra 3, x laipsnėje 3 minus 1. Skaičiuokim. Ką mes iškart galim suskaičiuoti? Mes galim va štai šitos du skaičiukus imti ir sudauginti. Tai bus minus 6, o dabar su tais x-ais bus x. 3 minus 1 yra 2. Tai minus 6x kvadratu. Va, nieko baisaus. Judam toliau. Va ir žiauriausia, kas gali pasitaikyti šiandien, tai toks reiškiniukas iš kelių gabaliukų, per pliusus, per minusus. Pažiūrėkit į 5 formulę, greičiausiai reikia skaičiuoti pagal ją. Čia jau tik bus ne 2 gabaliukai, o 3. Čia bus 1, čia bus 2, čia bus 3. Nu ir važiuojam. Bus 1 gabaliuko išvestinė. Dar kartą kartoju, dirbam pagal 5 formulę. Tada perrašau va tą ženklą, kur buvo tarp gabaliukų. Čia buvo minus, tai rašau minus. Apskliaudžiu antrą gabaliuką ir jom išvestinę apdovanoju. Ir trečio gabaliuko išvestinė, tarp jų minusas, nes buvo minusas. O. Daug veiksmų. Gerai, mėlėjai, dabar žiūrim atskirai. Pirmas gabaliukas, tarkim mūsų raudonasis gabaliukas, į kurią formulę panašus. Į trečią. Važiuojam. Bus 10 x laipsnėje 10 minus 1. Imam antrą gabaliuką. Minus aš perrašau. Dabar priekitas penketas, tai vadinasi pagal ketvirtą. 5 persirašau ir x kvadrato išvestinė bus, jo jau išvestinės reikia. Nu, gerai, tada rašau taip. Gal iš pradžių bus per sunku, tai parašau taip. Štai dabar penketo išvestinė, pagal kurią formulę vienišas penketas skaičiuojasi pagal pirmą formulę. Jo išvestinė bus kiek? Bus 0. Valio. Skaičiuojam. Štai dabar susiskaičiuojam raudoną dalį. Bus 10x9. Minus. Skaičiuosim žydrąją dalį. 5 kart perrašau. Dabar x kvadrato išvestinė pagal trečią vėl bus 2 kart
x laipsnyje 2 minus 1. Dabar parašyta čia minus 0. Nu, kam tą 0 perrašinėt? Aš rašau iškart lygų. Ir dabar suskaičiuojam. Bus 10x9 minus 5 kart 2 yra 10. X laipsnyje 2 minus 1 yra pirmoji. To vieneto galėjot rašyti, galėjot nerašyti. Va šito vieneto galima nerašyti. Štai taip, mėlieji, pavyzdėliai. Dabar dar daug pavyzdžių yra puslapį 68. O dabar aš jums parodysiu jūsų darbą. Štai čia yra tos užduotis. Dar kartą primenu, 68 puslapį, jeigu nesupratot mano aiškinimo, ten tuose gedulingose rėmeliuose yra ir formulės, ir pavyzdžiai. Ir pavyzdžiai dar yra. Pavyzdžiai dar yra 68 puslapį. Štai. Ir dabar jūsų užduotėlė. 68 puslapį po formulių yra 1, 2, 3, 4, 5 užduotis. Dabar egzaminus laikantys žmogeliukai. Jūsų sprendimų laukiu tamo iki antradienio ankstaus ryto. Vienu žodžiu turit visą pirmadienį. Visą pirmą savaitės pamoką. Nebūtinai pamokos metu, galima vakare, ne problema. Dabar kaip pradėti, vat, pavyzdžiui, pirmą užduotį daryti. Pirmas A. Jūsų prašo suskaičiuoti išvestinės. Raskite skaičius A išvestinę. Va šito skaičius 5, tai rašot apskliaustą pakeltą išvestinę lygų ir parašot brangieji atsakymą. Aš jų atsakymą nesakysiu, ten šitą lengvai. Mano pavyzdžiai visiškai identiški, kaip nors suskaičiuosite. Tiem, kam neaišku, fotkinat, siunčiat į tamą ir dar kartą primenu. Gerbiami egzaminus laikantys žmogeliukai. Jūsų sprendimų laukiu privaloma tvarka tamo. Nebus sprendimų, patys suprantat, kad paskui nebūtų staigmenos. Va tai, brangieji. Klauskit tamo, kas neaišku, viskas bus gerai. Iki.